Labas visiems. Kur mes šiandien atvykome, Edgarai? Atvykom į Anykščius, į naują mūsų projektą. Atvykom į Šaltupio gatvę, kur statysime net 4 daugiabučius. Šiandien nusimato turininga diena, tai turim susitikti dar su meru, su šilumos tinklų direktoriumi, su vandenų direktoriumi, su dar, manau, keletą žmonių, kurių dar net nepažįstame, kad aptarti pačias sąlygas, kaip, kur atvesim šilumą, kad turėtume elektrą, kad turėtume vandenį, kad galėtume sklandžiai išvystyti projektą. visi techniniai niuansai. Taip. Tai keliaujam toliau, parodysim visai. Tai truputį apie patį projektą. Tai viso bus 4 daugiabučiai, 78 būtai, daugiabutis pats nėra didelis, tai bus po 1000 kvadratų, 3 aukštų. Kodėl taip darėme? Tai kad kuo daugiau būtų pačios žalumos, kad kuo turėtume daugiau parkingo ir kad nebūtų viskas suspausta, užspausta. Tai projekto vizualizaciją matysite viršui, o dabar einam toliau. O pats sklypas tai ne Vilniaus masto, sakykim, ne arais skaičiuojama, jau kalbam hektarais, tai 1,2 hektaro pats sklypas. Tai vaizdas bus ir į mišką, ir į bažnyčios pusę, kitoj pusėje vėl į gamtą, kad ir kurį būtą žmonės įsigys, pasiims, į kurią pusę be pažiūrėsi, visur bus gamta. Kada pradėsim statybas, Edgarai? Statybos planuojamas vasaros pradžioj. Jeigu gausim pilnai visus statybos leidimus, tai vasaros pradžioj ir pradėsime, bet negali žinoti niekada, kas atsitiks. Tik pabrėšim 2026 metų vasaros pradžioje. Dabar laukime tik paskutinių sąlygų dėl elektros realiai ir viskas, projektai jau yra parengti. Tai būsime pionieriai Anykščiuose, kažkur pradėti reikia savo karjerą, reputaciją kaip daugiabučių statytojams, tai mes pradėsim Anykščiuose. Jo. O kaip statybininko akimis į mažesnį miestelį eiti su daugiabučio projektu, kaip tu galvoji? Yra daug iššūkių, daug logistinių iššūkių. Dabar padidėjęs naftos kainams, betono kaina kyla, viskas kyla. Bet pagrindinis iššūkis yra logistika, bet manau viskas bus tvarkoje ir gerai. Įveiksim visus tos sunkumus ir pastatysime gražų projektą. Taip, Insta projektą. Valio. Ir dabar eisim truputį pasivaikščiosim po Anykščius, kad supažindinti su tuom, kągi šitam mieste jūs rasite. Tai esame man labiausiai patikusioje vietoje Anykščiuose, nes, pavyzdžiui, aš nepagalvojau, kiek galima čia palei upę praeiti. Tai va šitas medinis takelis, kuris duoda pasižiūrėti į tos senovinius medinius namukus, taip pat pasigrožėti upę ir tokiu būdu jūs galite nueiti labai didelį ratą ir grįžti prie bažnyčios atgal. Kaip jum? Čia. Gerai. Nuostabu. Jeigu atvirai, tai Anykščiai visą laiką pravažiuojamas, o tie Kupiškiai kokį dažnai tekdavo važiuoti ir panašiai. Niekada nebuvo tai, netgi trumpam, ar ne, tokiais reikalais, kad ar pasivaikščioti, niekada nebuvo taip užėjęs Anykščiai gražus, smagu, bet dabar supratau, ypač dar pavasariu, šylant, dienom ilgiant, fainas miestas, žmonės turi ten, kad gultą pasidarėsi tokį hamaką. O kaip tau, Edgarai, Anykščiai? Aš irgi nuoširdžiai pirmą kartą taip paprasėjau Anykščiuose, bet paliko dabar gerą įspūdį, iš tikrųjų kažkas panašaus man į Druskininkus konkurentas. Bet smagu, toks medinis tiltelis, toksai palei upę. Aš kaip mėgstu daug vaikščioti ir Vilniui, tai man paliko gerą įspūdį. Ir tai čia tau dar dviratį nusipirkus praeitą savaitę, turbūt čia važinėtum, ne? Tikrai taip, važinėčiau nesustabdamas. Ir taip, kas 3 dieną stengiuosi važinėti ir Vilniui, čia nebūtų išimtis. Ir ten dar, čia yra medinis takelis, kitoje upės pusėje yra išasfaltuotas takelis. Irgi ten mes nebuvom kojom tiek daėję, realiai čia reikėtų dviračio, bet tikrai tolimas ilgas takelis, tai net nepagalvotumėt. Gražu, tikrai super.
temperatūra Anykščiuose pakilo realiai, jau leido net šiek tiek nusirengti, Truputį parodyti, šilčiau, kokius geriau. gražus švarkus apsimovėm. Nu, O jeigu bairis be bairio, tai tikiuosi patiko mūsų kelionė po Anykščius. Tikiuosi lygiai taip pat kaip ir mes, bent jau pasižavėsite tais takeliais. kadrai iš susitikimo su meru, su nariais, net nežinau, kaip vadinti, valdybos, nevaldybos, turbūt su atsakingais. Su svarbiais žmonėms, Jo. atsakingais, taip. Jo, tai taip, visai taip. smagus, smagi patirtis, smagi praktika. Neturėjęs tokios, nežinau kaip tau. Na, kelionė buvo smagi, o mes dabar grįšim į Vilnių ir kipsim toliau į darbus. Dabar pradėsim darbus. Jo, true. Ir dar vienas dalykas, mūsų projektas, vat mes netgi pažiūrėjom, matysis iš čia. Tai tik važiavus Anykščią, vat matote bažnyčią ir va ten tokia yra mėlyna vėliava, plevėsuoja, tai va ant to kalno bus mūsų 4 daugiabučiai. Ir kai išaugs, tai labai gerai atrodys ir Taip. iš tos perspektyvos, Taip. ir iš šitos. Šiam kartui tiek. Jeigu norite investuoti į mūsų būtent šitą projektą, rašykit man. Jeigu domi iš ankstiniai pardavimai, tai justas@instaprojektai.lt. Geriausiam kainom. Ate.